Kalbės buvęs politinis kalinys, Lietuvos Respublikos Seimo narys, gerbiamas Povilas Jakučionis. Labą dieną, gerbėmieji seminaro dalyviai. Sveikinu Jūs atvykusius į šį seminarą. Džiaugiuosi galėdamas kalbėti su Jumis. Nors šiandien, žinote, tokia diena ir mitingas mokytojų prie vyriausybės, ir streikai, ir kitokie dalykai. Tai tikrai tie žmonės, kurie atvyko į šį seminarą, yra pasišventę būtent šiai temai. Ir kalbėsiu aš kaip Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys, taigi žinantis, bent įsivaizduojantis, kad žinantis šios ryties bėdas visas, ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovas. Pats esu Laisvės kovų dalyvis, buvęs politinis kalinys 48 metais praeito šimtmečio. MGB areštuotas ir 10 metų įsiųstas už poliarinio rato į Vorkutos anglies kasyklas. Tada man buvo 16 metų. Aš baigiau 6 gimnazijos klasę Kaune. Tai įsivaizduoju, kad gal čia ir mūsų tarpe, o jūsų mokinių tarpe, tai yra labai daug tokių didelių kabutėse vyrų, kokiais tada buvo, aš pasakyčiau, kad dauguma laisvės kovotojų. Nereikia manyti, kad laisvės kovų dalyviai ar partizanai buvo kažkokie tai ypatingi žmonės, pasišventėliai, drąsuoliai, didvyriai, nors žinoma daug buvo ir tokių. Tiesiog buvo žmonės, kurie negalėjo tyliai kentėti, matydami tremiamus dorus, niekam nenusikaltusius žmonės, deginamas sodybas, žudomus kaimynus ir artimus žmonės, vien dėl to, kad nelemtų metu pasitaikė ant sužvėrėjusių čekistų ar stribų kelių. Jie kalbėjo ir rašė tiesą ir net griebėsi ginklų tai tiesai apginti. Tokia mintimi, mano nuomonė, reikėtų pradėti pasipriešinimo istorijos pamoką. Juk absoliuti dauguma laisvės kovų dalyvių, neginkluoto pasipriešinimo organizacijų narių, buvo tuometiniai vyresnių jų kolaborantus, padėjusius naikinti Lietuvos šviesuomenę, tuo metu ypač mokytojus. Dalyvavusių birželio mėnesio masiniuose trėmimuose ir Rainių, Panevėžio su Maskvos baseinu imtinai, tai buvo mūsų protėvių žemės. Ir kaip rodo rusų indoeuropeistų tyrinėjimai, aukštutinis Dniepro baseinas, pats seniausias etnosas tame plote buvo baltiškas. Ir ten Tuščiagros piliakalnis ir kiti yra etalonai baltų kultūrai pažinti. Ir karybai, ir šventyklom, dvasiniam ir materialiniam pasauliu pažinti. Politikos mokslo atstovas, dirbantis istorijos lauke, labai tais klausimais domiuosi, koks tas santykis yra politikos su istorija. Apskritai, ant kiek istorija yra objektyvi ir istorijos santykis su socialiniais mokslais, su kažkokia visuomenės raida. Ir aš pirmiausia savo iškeldavau klausimą, ar istorija gali būti objektyvi ir jeigu jinai gali būti objektyvi, ant kiek jinai objektyvi. Nes visi mes puikiai žinome, kad visais laikais istorija rašė išgalėti. Daugiausiai buvo žemdirbių, gerokai mažiau kaimo ir miesto inteligentų, tarnautojų. Tik nedaugelis laisvės kovotojų buvo profesionalūs kariškiai, tarp jų vyravo jaunesnieji karininkai. Miškuose susibūrę vyrai beveik iš karto ėmė organizuotis, kūrė partizanų būrius, šie jungėsi į didesnius vienetus, kuopas, rinktines, apygardas. Stambesniems partizanų junginiams dažniau vadovavo buvusius Lietuvos kariuomenės. Pavadinimais apipinta lietuvės moters meilės savo tėvynei, kuri dažnai būdavo stipresnė už jos meilę mylimiesiems. Ką galime pasakyti apie Lietuvos partizanus kaip reiškinį, kaip istorinį reiškinį ir kokias iš to galime
daryti išvadas apie jų vertinimą, apie jų interpretavimą, būtent dėstant Lietuvos istoriją. Čia reikia pastebėti vieną dalyką, kad mes Lietuvoje partizanus dažniausiai suprantame per Lietuvos partizanus. Mums tas metas tai naujos okupacijos pradžia ir okupacijos nepaprastos, o kaip Račinskas teisingai pastebėjo, lietuviams net baisesnės negu kad buvo vokiečių okupacija. Sovietinė okupacija mums brutalumu pranoko tai, ką išgyveno europiečiai, vakarų europiečiai, užimti. Statydama šitą savo projektą su mokinių kartu kurtą ir su savo partneriais, tai kad nėra kažkoks etalonas, kad tai nėra pats geriausias mūsų darbas, tai yra tiesiog pabandymas, bet tiesiog noras parodyti jums, kągi mes dirbame ir tikrai, kad nesėdime rankų sudėję. Pasirinkti šitą projektą, kuris vadinasi Vyčio apygardos partizanų kovų keliais, nebuvo mums visiškai sunku, kadangi prieš metus mes vykdėme projektą ir tai buvo apie 5 partizanus. Gerai. Ir kadangi buvo kalba apie 5 partizanus ir projektas vadinosi Kanų kelyje partizanus į tuos dalykus. Na, pasipriešinimo istorija Lietuvoje yra labai plati ir galima pradėti iš labai ankstyvų amžių, kaip kad darė Karo akademijos atstovas ir man ta idėja iš tikrųjų. Ir aišku, mūsų ir jūsų darbo rezultatai. Ir tą, ką jie pasako apie, kaip jie atsako į jiems pateiktus atvirus klausimus, kas jų akimis yra svarbu, įdomu ir kas yra šaltiniai, kurie jiems duoda žinių. Jaunimo nuostatos praeities represijų atžvilgių vieną kartą tik ir buvo tirtos, tai buvo atlikta sociologijos laboratorijos prie Vilniaus pedagoginio universiteto ir genocido ir rezistencijos tyrimo centro dėka toks tyrimas. Na ir gali nelikti laiko, tai kovo 11-osios šventės artėjančią progą giliai linkiuos. Aš nelinkęs jums pasakoti nuosekliai, tuo aš skirsiuosi iš kitų. Esame pilietinės tautos, sakyčiau, sūnai ir dukros, sąmoningai tai aš pabrėžiu. Tai yra šiandien Lietuvoje kas 5 nelietuvis, taigi visi turėtume suvokti bendro reikalo svarbą. Ir Lenkas, ir Rusas, lietuvis, ir Žydas, ir tas, kuris pas mus laikinai apsistojęs, bet prisijaukintas. Na,